Lietuvos partizanai. Partizaninės kovos prieš Sovietų sąjungos valdžią Lietuvoje dalyviai nuo 1944 metų iki 1953 metų. Partizanų veikla buvo neatsiejama nuo pasiaukojimo, ištvermės ir ryžto. Jie tapo laisvės troškimo ir pasipriešinimo jėgos simboliu, atstovaudami tautoms, kurios siekia atgauti savo nepriklausomybę. Archeologiniai tyrimai. Taikomieji moksliniai tyrimai, kuriais siekiama ištirti virš žemės ir žemėje esančius objektus ir surinkti informaciją apie išlikusias, pakitusias ar prarastas archeologinio pobūdžio vertingąsias savybes. Plačiau apie visą tai papasakos karys ir laisvės kovų tyrinėtojas Ernestas Kuckainis bei jo kolega archeologas Linas Gvizikevičius. Labas rytas visiems. Labas rytas. Kaip nuotaikos? Gerai, tai brangieji, paskutinė istorijos pamoka. Ir šiandien tokį šaltą žiemos rytą kalbėsime Lietuvos partizaninis karas su Sovietų sąjunga. Kartu mes dirbame Lietuvos partizanų paieškos, mūšių vietų identifikavimo ir istorijos tyrimų srityje. Viršila Ernestas Kuckainis, vis dar profesionalus karys, bet dabartiniu metu esu Karybos instituto specialistas, užsiemu karo istorijos reikalais, su partizanų kovų vietų tyrinėjimais susijęs apie 13 metų, nuo 2010 maždaug. Mano darbas prieš tai buvo Jėgerių bataliono karys, paskui instruktorius, snaiperių rengimo ekspertas, žvalgybos rengimo ekspertas. Va taip labai trumpai apie save. Paskutinis archeologinis tyrinėjimas buvo Kalniškės mūšio vietovės. Pats nepatingėjau filmuoti, vyko gana sudėtingom sąlygom, jau buvo šiek tiek įšalo kai kuriuose vietose, teko pasidarbuoti rimtai kastuvu ir kirką, kad pramušti įšalą. Rinkom visus artefaktus, kai kada kaip iš smiltainio, iš įšalo sluoksnio krapštydami tūteles, šautas kulkas. Čia tam filme aš truputėlį užfiksavau tos momentus radimo, pačių radinių fiksavimo. Pamatysit procesą, kaip tai vyksta realiai. Vienas iš naujausių ir bene svarbiausių šių tyrinėtojų radinių buvo Juozas Vitkus Kazimieraitis, lietuvių rezistentas, Pietų Lietuvos partizanų vienytojas ir pirmasis vadas bei pulkininkas. Juozo Vitkaus Kazimieraičio palaikų nesėkmingai ieškota kelis dešimtmečius. 2022 m. spalio 20 d. jie rasti Leipalingėje, Druskininkų savivaldybėje, buvusias KGB būstinės kieme. Tai kaip atrodė laikai, jie buvo suardyti, kaukolės nėra, pusė dalies nėra. Kaukolės fragmentas, tranšėjos kasimo metu, 19 metais, pusė palaikų sunaikino statybininkai palaikus. Kaulus paslėpė, ieškant toliau kitų. Buvo ikiteisminis tyrimas, nieko nedavė. Kaip supratom, kad Kazimieraitis? Vytis, plokštelė Vytis nebūdinga niekam. Labai aukštos moralės, patrioto, aišku, daiktas. Randame dramblio kaulo importinės gamybos šukas. Matom juodą ženklą, galvom, hieroglifas japoniškas. Pasižiūrim, V raidė junginys ir J raidė. Juozas Vitkus. Viskas. DNR tyrimų nebereikia.
Ačiū.